Tai žodžiu, aš įsitaisiau labai geroj vietoj, turiu blanket ant savo kelių, nes mes esam San Franciske ir kaip mes žinome, San Franciskas visada stebina puikiu oru. Tai mes turim būti pasiruošę. Ne? Ir šiandien mes turim įspūdingą viešnią. Taip, įspūdinga. Kuom svarbiausia tavo titulus pristatyti, nuo ko pradėti? Nes mes darėm sąrašą ir jau 3 lapai ir sakom, reikia kažkaip, žinai, samarinti. Tai gal tu gali save pristatyti, pavyzdžiui, tiesiog, kad tave šiandien niekas nepažįsta, pirmą kartą mato, tie žmonės, kaip tu save pristatytum? Kas tu esi? Nu tai gal pradėsiu nuo Maikutės. Įspūdinga reiškia įspūdinga ir didinga ir čia Kėdainių miesto šūkis, nes šiemet Kėdainiai yra kultūros sostinė, o aš esu Kėdainių garbės konsulė, jau čia dasidedu savo pareigų ambasadorė jau. Tai užsidėjau Kėdainių garbei, nes esu gimus Kėdainiuose, šią Maikutę, o ką toliau. Čia gal matote irgi yra staltiesė. Žinom, kad ir su šauliais susijusi. Lietuvos šaulių sąjungoje išeivijoje priklausau. Prieš 1,5 metų įkūrėme kuopą San Franciske. Turime net narių iš Meksikos kuopoje ir, esu vadė. Ir lakstai po miškus? Darai treningus? Treningai yra, bet jie visai kitokie. 2 jau buvau Lietuvoje ir ten labiau stalo pratybos negu kad su ginklu miškuose. Tai yra 2 skirtingos grupės šaulių. Yra kinetiniai ir nekinetiniai. Tai mes apie viską pakalbėsim, bet aš siūlau įsipilti arbatėlės. Kol dar nenušalo nuo rankelių. Taigi nešaltas. Taip, sako San Francisko gyventoja, bet mes ne iš čia. Tai ką mes šiandien čia geriam? Tai čia yra raudonųjų dobilų arbata iš Lietuvos, sumaišyta. Ne pati, ten yra močiučių prie Jurbarko. Čia taip reikia. Kai važiuoju pas dantistą. Ar kažkaip reikia įpilti? Čia reikia biškai gal atidaryti. Ir naminis medus toks. O medus yra iš Čikagos ir jisai yra Amiš. Ten yra netoli Čikagos Amiš žmonės. Ir čia jų medus gavau dovanų. Tai kas medučia? Kas medučia? Tai aš tikrai medučia noriu. Tai visi gal to medučia? Tai mes... Žodžiu, tau teks visiems po truputį įdėti, pamaišyti ir tada siūst šaukštelį toliau. Gerai, prašau. Tai gal papasakok, Vita, kaip tu atsidūrei San Franciske, nes kai aš atsikėliau San Franciską į Bay Area, tai jau tu čia buvai ir žinau, kad tu jau daug metų. Tai kaip tavo kelionė prasidėjo San Franciske? Atvažiavau per universitetą, nes jau gyniausi diplominį ir leidau mumis vokiečių kalbą ir literatūrą. O tu vokiškai kalbi? Taip. Kalbu gal 7 kalbom, ne visom labai laisvai, bet daugeliu laisvai. Tai aš tuo metu studijavau Vytukė vokiečių, anglų, lenkų ir švedų. O kurias kalbas dabar kasdien panaudoti? Patikėsit ar ne, lenkų labai daug naudoju, turiu daug draugų ir kažkaip vis praverčia tą lenkų kalbą. Labai greitai pradėjau suprasti ukrainiečių, nes lenkų kalbą moku. Jo, tai tiek. Atvažiavau, turėjau išvažiuoti po metų, bet kažkaip, čia dar per metus nespėjau nieko, tai dar metus, paskui... Ir jau dabar kiek jau yra? Dabar jau 26. Eik tu savo. Tai jau spėjai ką nors per juos? Jau tik atspėjai? Jau prieš 12 metų jau norėjau tepti slides, bet gimė sūnus ir vėl teko pasilikti. Tai jau aš galvoju, jau užtektinai visko čia nuveikiau, jau pats laikas grįžti į Lietuvą. Bet tavo tai yra toks planas, kad grįžti į Lietuvą? Visą laiką. Tai tu planuoji grįžti ir gyventi vis dėlto Lietuvoje? Jeigu ne Lietuvoje, tai šalia kažkur Europoje, bet arčiau gimtinės tai tikrai.
tėvynės, gimtinės, bet Lietuvoje dabar, kaip sakoma, neblogai sekasi lietuviams, tai man atrodo, čia jau nebeliko tikslo čia užsilaikyti. Matai, kaip. O kiek tau svarbi lietuvių bendruomenė, nes aš žinau, kad visada buvai aktyvi ir kiek sako labai svarbi, daug. žmogus yra ambasadorius. Taip, bet žinai, įdomu tas kelias, nes tu visada, nežinai, kiti atvažiuoja ir tiesiog gyvena savo gyvenimus, o tu visada buvai arba lietuvių bendruomeniai, ar apie lietuvių bendruomenę. Ar apie Lietuvą labai ir ypatingai aktyviai, ta prasme. Pažiūrėk, tu renginius darai, visus kvieti, ateikim, darykim, susirinkim. Tai čia, ta prasme, tu jau atvykus žinojai, kad čia tavo misija toliau skleisti tą lietuvybę, ar čia kažkaip pasisuko, kad... Ne, aš tai to visiškai neplanavau, kad įsivelsiu taip giliai į lietuvių bendruomenę. Visų pirma, aš čia neplanavau užsibūti, o pandemijos metu labai numirus visiškai bendruomenė, anksčiau jinai veikė ir gan aktyviai veikė, tai aš net nepergyvenau dėl jos. Bet pandemijos metu jinai visiškai merdėjo ir galvoju, kad reikia prisijungti ir padėti, atgaivinti. Ir galvoju, kad mums čia visai pasisekė ją atgaivinti, dabar jinai toliau gyvuoja, bet... Ne, tai iš tikrųjų, kai mes buvom valdyboje, tai jinai ir, man atrodo, taip šoko į viršų viskas. Taip, iš karto labai staigiai. O kaip visos kitos veiklos, nes tu visada turi 100 veiklų, tos veiklos tave suranda, ar tu jų jas surandi? Labai, aš irgi norėjau skirti. Nu kažkaip, nežinau, gal, sakykime, mane, kai buvo misija Amerika druskininkai ir buvau atvažiavus savivaldybė, tai dalyvavau renginį, nes esu irgi baldų fabrikų Dzūkijoje ambasadorė ir dalyvavau tuo tikslu druskininkuose, nes tai Dzūkijoje irgi renginyje, kur susitiko, mes ofisą turim Londone ir ten susitiko Londono lietuvių verslininkai su verslininkais Lietuvoje ir vienu žodžiu tenais kažkaip mums kilo mintis, nes buvo misija Londonas druskininkų savivaldybės, tada sakau, darykit misiją Ameriką. Ir taip jie atvažiavo čia su visom dovanom ir, kaip žinote, mokyklai davė labai prizą prabangų. Tai taip. O iš kur tavo tas veiklumas? Gal mama, nežinau. O tavo mama irgi? Močiutė gal labiau, nes močiutė visą giminę suburdavo. Tai galvoju, kad tas iš močiutės mamai, iš mamos man, bet mama tiek daug neorganizuoja, kiek aš močiutė, tai be močiutės seniai mūsų giminiai būtų išsiskaldžius, išsiblaškius, bet vis dar ir po močiutės, daug metų po močiutės mirties visi bendraujam ir aš galvoju, tai yra svarbu. Ir svarbu čia bendruomenėje, kad visus sujungti į vieną. Kad visos organizacijos vieni kitiem padėtų, o ne atskirai dirbtų. Sakykime, šauliai atskirai, mokykla atskirai, bendruomenė atskirai, knygų klubas atskirai. Ne, mes visi kartu derint visas tas, kaip pasakyti, savo veiklas ir vieni kitiem padėti ir daryti dar įspūdingesnius. Nes kartu mes stiprus. Taip. Ir mūsų kuopos yra ta šūkis, kad vienybėje jėga, širdį Lietuva. Tai vienybėje tai visų pirma yra didžiausia stiprybė. Tai apie tą Šiaulių sąjungą. Papasako, ką tai reiškia, nes matai, aš iš karto įsivaizduoju, kad reikia bėgti į mišką, ten, žinai, užsimaskuoti ir laukti kažko. Bet... Nes aš tai irgi, supranti, su tavimgi šnekėjau, kad mano vaikai eina į skautų stovyklą ir man tai ten viskas vienas ir tas pats. Ir skautai, ir šauliai, ir armija, ir visi kartu. Bėgi griūni, ne, ten šalta, pagaliuką pasiemi, ten kažką ugnies. Ne, iš tikrųjų, mūsų Amerikoje šaulių paskirtis visai kitokia, kadangi mes negalime nei statiškai, nei kitaip svetimoje šalyje būti kažkokia kariuomenė, paramilitary kažkokia organizacija. Tai mes tas pats, kai lietuvių bendruomeniai, truputį gal kita tokia kryptis
tas pasipriešinimas, sakykime, formuojamas kitaip, ne ginklu, bet jeigu kas nors Lietuvai vyktų ar grėstų, netgi grėsmės periode, kad kalbėti su politikais čia, senatoriais, kalbėti su bendruomenė, ieškoti resursų Lietuvai padėti. Tai mūsų toks tikslas Šaulių Amerikoje. Ir aišku, palaikyti lietuvybę, neužmiršti laisvės kovotojų, kurie tikrai padėjo savo gyvybės dėl Lietuvos laisvės. Tą nešti atminimą, puoselėti šaknis ir neleisti pamiršti, kad laisvė nėra duota, ją reikia ginti. O kaip atrodo jūsų susitikimai ir tarkim, jeigu yra žmonių, kurie nori įstoti, ar ne, tai kaip tai atrodytų ir kokie būtų tie susitikimai ir ką jūs veiktumėt? Sakykime, dabar gegužės 17 mes turime žygį, kurį organizuojam kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministerija. Eisime nuo Cliff House 10 km iki Baker Beach ir tenais dainuosime ir grosime partizanų dainas ar laisvės kovotojų dainas. Stabtelsim, pertraukų metu prisiminsim partizanų veiklą ir tada jau nuėję į Baker's Beach bus piknikas, vaikai spalvos aitvarus, sakykime, nes mitologinės būtybės partizanų kovose turėjo irgi didelę reikšmę, o jau suaugę tapys su Rolandu Dabruku aitvarus. Tai čia dabar bus? Taip, gegužės 17. Čia Los Andželo apylinkės. Ne, gegužės 17 čia. Va čia. San Franciske nuo Cliff House iki Baker's Beach. Nes aš klausau, aš žinau, Baker's Beach yra prie Negi jinai čia daro. Taip, Golden Gate ir tas žygis, aš šiandien paskelbiau jį, laukiam, kol krašto ministerija mūsų apsaugos krašto sudėlios visus taškus, bet aš jau nesulaukiau, mes ten su klaidom vis tiek. Tai visi skelbimai, tai aš savo susikūriau plakatą su, aišku... Tai aišku, negi tu lauksi. Ir paskelbiau kaip tik šiandien prieš jūsų atvažiavimą visą renginį. Tai mes galėsim irgi pasidalinti, o tai ir gali visi, kas nori jų. Taip, visi, kas nori, yra 2 dalys. Pirmojoje dalyje mes tik tai dainuosim dainas, kai kas norės su šiukšlių maišais galės pakelyje dar parinkti, jeigu primėtyta šiukšlių kažkur tokia veikla, mes grosim partizanų dainas, bus atspaudyti žodžiai, galėsi dainuoti. Ta dalis visiškai nekainuoja nieko, o antra dalis tai jau su mokesčiu, nes reikia atsiskaityti ir menininkui, tai ir reikia supirkti visas ir maistą, ir priemonės, tai aitvarai ir spalvavimo priemonės vaikams $20, tapyba $45 asmeniui su visom medžiagom įskaičiuota ir piknikas 15 irgi bus užkandžiai ir gaivūs gėrimai. O žygis? O žygis nemokamas, tad kviečiu visiems, kas nori prisijungti. Žygis 10 km truks su pertraukimis kažkur apie 3 valandas. Pradžioje pagerbsime minutės pertraukėlę žuvusius už laisvę lietuvius ir visus kitus tautybės kovotojus, visų kitų tautybių, ir sudainuosim Lietuvos himną ir eisim į žygį su dainomis. Super! Tai čia. Ir, tiesa, nepaminėjau, kodėl aitvaras nepasirinkom, todėl, kad kadangi mūsų kuopa pasivadinus LDK Algirdo kunigaikščio vardu, tada mes pasirinkom paminėti Žvelgaičio kunigaikščių rinktinės, partizanų rinktinės atminimą, prisiminti jų vieną iš viršininkų plėtrai, tai buvo Jonas Keturakis aitvaras, ir jūs pamatysite, kad ten mūsų plakate irgi yra aitvaras su 4 akim, tai čia viskas susiję. Tai kiek žmonių priklauso Šiaulių sąjungai čia San Francisko, ar čia tiesiog... Čia visos Pacificaus. Mūsų 12 dabar ir dar kokie 10 rėmėjų, kurie susimoka mokestį. Ne visi gal dar sumoka mokestį, bet
ne vienas jau susimokėjo, bet jie kaip rėmėjai, jie priesaikos nedarė. Tie, kurie jau priesaiką davė, tai mes kažkaip ir kalbėjomės per mokymus, kad mes kažkaip aukščiau lietuvių bendruomeniais, todėl, kad mes duodam priesaiką Lietuvai. Kažkokia jau tokia arčiau jau arčiau. Tai vienu žodžiu, jo, tai kaip įstoti, tai ką pareikšti norą, jeigu nesi garantuotas, kad nori duoti priesaiką, tai visada gali paremti, gali ateiti į mūsų renginius be jokių įsipareigojimų. Tai nėra. O kai duodi priesaiką, vat jeigu būtų ta X diena, ne, tai tavo priesaika, ką tave įpareigotų daryti? Visų pirma, neišduoti, identifikuoti priešus, kurie bando atsidurti mūsų greituose, galim sakyti. Nu ir prisidėti prie, čia iš Amerikoje, tai skambinti visokiem senatoriam, prisidėti gal finansiškai prie organizuojamų tų visokių fundraisingų, jeigu padėti rasti medikamentus, padėti rasti medicinos darbuotojus, įtyšnikus, dronistus ar kažkaip kitaip identifikuoti žmonės, kurie ar turi lietuviškų šaknų, ar šiaip prijaučiantys Lietuvai. Nu ir vienu žodžiu, tikrai su ginklu į Lietuvą važiuoti nereikės, jeigu duosi priesaiką. Nebent pats norėsi. Nebent pats savanoriškai. Čia grinai savanoriška organizacija, niekas prievarta nevers niekur absoliučiai dalyvauti, bet mes... O yra amžiaus cenzas nuo kada gali? Tai mes dabar bandome atgaivinti jaunuosius šaulius ir daryti stovyklą čia. Tai pradėsim leisti prisiekinėti nuo 12, man atrodo, metų, o šiaip dabar tai nuo 18. Bet jau priimam ir jaunesnius šaulius, o ypač tėvai, kurie turi paauglius, sakykime, ten nuo 11 iki 18 metų vaikus. Ir jie, jeigu mano būryje, tai grįžę į Lietuvą, vaikai gali nemokamai eiti į labai nuostabias šaulių stovyklas. Mano vaikas jau pernai vasarą gavo pirmą pakuopą, tai dabar laukia baisiausiai, kad tai tą antrą pakuopą galės sudaryti. O ten reikia lietuviškai kalbėti? Nebūtinai. Yra tie instruktoriai, kurie moka tą anglų kalbą ir paaiškinti gali. Ir buvo ir kito mūsų kuopų iš Šaulių vaikai, 2 ir mergaitė ir berniukas, tai irgi jam patiko, šiemet vėl nori. Bet o tu nedarei tos stovyklos pernai vasarą? Nesusirinkau. Aš turėjau tik 6 studentus, o reikėjo minimum 10, kad apsimokėtų, bet vis tiek iš Šaulių sąjungos šaulių instruktoriai atskrido. Jie atskrido, susipažindino su struktūra visa mūsų mokyklų, įvertino situaciją, apžiūrėjo stovyklavietę skautų ir mes bandysim gal pačioj pradžiai dabar švartuotis prieš skautų ir turėti atskirą šauliukų grupę, bet šiemet gal nepavyks, kitais metais tikrai. Arba grinai atskira mūsų tą... O skautai su šauliais nesikooperuoja? Tai aš tą ir sakau, bet bandysiu. šiaip apskritai kaip organizacijos... Kaip Lietuvoj, pavyzdžiui. Nu, jie gal vis tiek, kad ir kartu kažkokie renginiai yra, jie vis tiek visiškai atskirus organizacijų su savo statutais, su savo kultūra, kad ten grinai į vieną, ne. Gal ir nėra poreikio Lietuvoje jungtis kažką bendrom veiklom, nes yra... Nes, pavyzdžiui, čionais, tai žinai, tokių kaip šaulių yra, turbūt tik lietuviai gali būti šauliai, o skautai tai yra absoliučiai kiekvienoje valstijoje, kiekvienam kaime. Lietuvoje tai lietuvių piliečiai turi būti, o čia Amerikoje nebūtinai. Į šaulius išeivijoje nebūtinai Lietuvos piliečiai gali bet kas kažkiek turintis sąsajų su Lietuva arba kad ir palikuonys ten nežinau, arba aplamai prijaučiantis Lietuvai, jie gali tapti šauliu. Tai tau dabar šita veikla yra pati tau svarbiausia, mieliausia širdžiai? Ar daugiausiai laiko galbūt užimanti? Jo, šita... Nes dabar buvo mūsų suvažiavimas, tai 3 dienos, Čikagoje, ką tik buvau mokymuose Lietuvoje, tai irgi, sakykime, su kelionė savaitai,
prabėga. Vėl dabar mokymai birželio pradžioj, tai jo, daugiausiai. Ir plus dar čia reikia renginius organizuoti, ieškoti naujų šaulių, rėmėjų. Gavom paramą iš Lietuvos, iš vieno verslo, tai kažkiek galim suktis dabar. O šiaip tai sunku, neturit patalpų ir neturit finansų, veiklą vystyti yra ganėtinai sunku, bet viskas įmanoma. San Franciske su patalpom, žinai, sunkoka. Visiems sunkoka, čia su patalpom, ne tik organizacijoms turbūt. Tai aš visą laiką siūlau savo terasą, kurioje galima daug ką daryti, jeigu leidžia oras. O kalbant apie šitą puikią terasą, tai ką mes čia matom? Štai šitas pastatas yra vienas iš seniausių Amerikoje. Tai mes paskui įdėsim. Amerikoje tų liuksusinių, jau prabangių viešbučių, tai vadinasi Palace Hotel. Čia yra netgi miręs vienas iš Amerikos prezidentų. Nu, čia mūsų apartamentai šitam pastate, čia anksčiau buvo ir bankas, ir spaustuvė, ir daug visokių landmark yra. Pavyzdžiui, šitam viešbutį 8 San Francisco landmark, mūsų pastate irgi kelios yra, kur jau miestų ryškus palikimas. Už mūsų tenais biškis stogas matosi yra menų akademija, paskui tenais yra vienas iš seniausių barų ir kažkada buvo tenais tas, kur moteriškis dirbdavo, kaip ten vadinasi? Bordelis buvo va čia va pačioj. Toks gražus šitas. O išlikęs interjeras bordelio? Yra. O va čia kur laikrodis, kas čia yra? Čia, man atrodo, yra federalinio banko pastatas, tiksliai nežinau. O daugiau čia visi gyvenamieji, ne? Čia viešbutis, ten, prabangios rezidencijos, čia prabangios rezidencijos, ten toliau, kur tas apvalus matosi, tenai yra Skyview baras, toksai labai prabangus. Toliau, ten biški toliau yra Hearsto, vienu žodžiu. Mes ten bandėm prisiparkuoti. Ir parkingas. Ir dabar viešbutį padarys Hearsto, buvo anksčiau spaudykla, laikraščių patalpos nespausdint, bet tos redakcija buvo. O tai tu į Ameriką, kai atsikraustei, tu tiesiai į San Francisco ir atvažiavai, ar dar kažkur gyvenai? O tai aš New York'e, aš kelias savaitės pabuvau, man nepatiko, paskui Bostone irgi kelis mėnesius, bet ten labai architektūra europietiška, aš nejaučiau, kad esu Amerikoje ir tie 4 metų laikai, tai kažkaip norėjau kažkur kitur. Tada atvažiavau į Phoenix, Arizoną, porą mėnesių ten kovą, sakykime, vasarį kovą dar nieko, o paskui jau, kai pradėjau kaitinti, tai neėjau paeiti, galvoju, jau čia irgi ne man. Ir tada atskridau į Kaliforniją, Los Gatos ir taip visą laiką prabuvau. Tai aš per metus tiek daug vietų pakeičiau ir paskui jau dabar jau 24 metai čia. Tai tu pradėjai nuo Los Gatos? Aš pradėjau nuo Los Gatos, čia Beirija, paskui dirbau mokykloje, Cupertino High School beveik 8 metus. Dėstai kurią kalbą? Aš matematiką ir ESL, English as a Second Language, ir matematika, kalkulus ir geometrija dar ant galo. Kaip žmonės supranta šitą mokslą? Ta prasme, o mokyt dar jį reikia. O dar, neski ir ta, sakykime, amerikietiška matematika, jie net kitaip skaičiuoja, kitaip, žinai, ten juos moko tos vaikus mąstyti iš kitos pusės. Taip, visiškai kitokios lentelės, visai kitaip jie dėsto mintis. Bet aš savo mokinius palei save lietuviškai. Ne, tai tu juos pušini ir jie lietuviškai visą logiką ir jie darė visai kitaip negu. Ir netgi kai kurios kitos mokytojos nukopijavo sistemą tą skaičiavimo ir formulių išdėstymą ir panaudojo. O paskui kaip jau laukiausi sūnaus, tada jau išėjau ten iš darbo. Ir tada prasidėjo kitos veiklos.
Bet iš be Šaulių sąjungos, kas tau dar yra? Nes tu esi ambasadorė N+K organizacijų ir visokių ten organizacijų. Kas tau dar yra tokio mielo, ką tu norėtum šiandien išskirti? Aišku, žinot, aš kuriu laikrodžius, bandau juos visiškai gaminti Lietuvoje nuo apyrankių iki mechanizmų. Dar tas ateityje mechanizmai brangus, tai pakol kas naudojam šveicariškus, bet ateityje... Bet Lietuvoje yra žmonių galinčių surinkti mechanizmus? Tai mechanizmus ne, mechanizmai jau jie būna surinkti, laikrodžius surinka mūsų watchmaker Vismantas, viskas yra rankų darbų surinkta Lietuvoje. Aišku, nykstanti profesija, mes ją bandom atgaivinti ir taip pat bandom daugiau amatininkų, kurių jau tos linijos amatų nyksta, pritraukti atgal kaip odininkus, audėjus, ten metalo liejėjus, norim, kad būtų apyrankiai visiškai pagaminta iš lietuvių rankų darbų. Bet tai kiek daug visokių, nes atrodo, gerai, čia laikrodžiai, ne? Bet kiek, kaip sakant, behind it, žinai, slėpėsi, kiek tavo minčių, norim to, norim ano, norim ir tada gaunasi ta visa tokia istorija, kas tą laikrodį padaro visai kitokiu ir kaip jiems sekasi tam laikrodžiai skintis kelią čia jame. Nėra lengva. Dabar mūsų nauja linija ir pamiršau užsimesti laikrodį. BT tai 3 metai. Mes galėsim foto įdėti. Gerai. 3 metai kuriama, vystoma ir tai dar ne iki galo, bet ką mes pasiekėm, tai kad dėžutė yra visiškai vaškiniai, gryno vaško, kad vėliau laikrodį nešiojant dėžutę galime visiškai sunaudoti ekologiškai pasidarė žvakę iš to vaško. Viduje Vilnos veltinėje laikomas tas laikrodis. Irgi čia naujai jau kuriam, kad viskas būtų organiška. Bet tai kaip fainai. O kur nors parodose dalyvauja? Kol kas ne, nes tam irgi reikia nemažai pinigų, esame maža kompanija ir daug tikrai neuždirbam, čia labiau kaip hobis. Ir tas laikrodininkų verslo sugrąžinimas į Lietuvą, nes lietuviai netgi 16 amžiuje garsėjo laikrodžiais. Pas mus dirbo tokie kieti meistrai, tai ar 16 ar 17, dabar neprisimenu, nes mūsų Januta Donatas yra nupirkęs ir padovanojęs valdovų rūmams laikrodį, kuris buvo iškaltas, man atrodo, iš aukso Vilniuje. Tai dabar žmonės jau grįžta nuo tų elektroninių, jau bando vėl atgal į tas primityvesnis mechanizmus grįžti. Todėl, kad norisi būti autentiška, žinai, vis labiau ir labiau. Ir, žinai, kaip save išreikšti ir ieškai kažko tokio išskirtinės. Kada tu grįžti? Aš negaliu grįžti, nes man reikia kompiuterį reguliuoti. Aš jo nenešioju, bet kai mes darom podcastą, aš neturiu pasirinkimo. Joks mechaninis ir gražus laikrodis su kompiuteriu nesišneka. Bet tai, žinai, mes čia kažkiek to palėtėm, bet man tikrai, Vyta, žinai, kelia nuostabą, kaip, pavyzdžiui, atrodo, tau tiek daug įdomų dalykų ir tokių, žinai, tokių truputį nišinių dalykų, žinai, tu domiesi tokiom visokiom sritim įdomiom ir iš kur tas curiosity pas tave? Ta prasme, ar tavo kely pasitaiko tie žmonės, ar kažkokios idėjos, ar nežinau, ar tu jas susapnuoji, nes man atrodo, tu tiek daug darai ir tokių įdomių, žinai, ne tokių, kad, žinai, čia kažkas įprasto, tokių, tokių, sakyčiau, nišiniai, tavo pomėgiai, hobiai ir, žinai, kad ir Kėdainiai, sakykim, tai yra net Lietuvoje, mažai kas, nevažiuoja visi lietuviai. Ne, gerai, jinai gimė Kėdainiuose, tu dar žinai, tai, bet, sakykim, dar gali kažkaip pateisinti, bet vis tiek tu pasirenki tapti ambasadorium, tu nepasirenki tapti savo miesto ambasadoriu. Kaip, gerai, sakykim, su ambasadorystė tai buvo tokia istorija, kad aš su Putvinskio klubu
Mes nežinom. Putvinskio klubas yra, kur yra labai garbingi žmonės atitarnavę Lietuvai, o ypač kariuomeniai, aukštų rangų karininkai, kurie išėjo į pensiją, tada kvietimo būdu tampa, jeigu jie garbingai baigia savo kadencijas, tampa Putvinskio klubo nariais. Tai Bet net ir sugalvok tokį dalyką surasti ir sužinoti. Taip, tai va, aš sakau, patį, mes nežinom, kas tai yra, o jinai va gali papasakoti. Putvinskio prezidentas klubo pakvietė mane su jais važiuoti į Žalgirio mūšio vietą Lenkijoje praeitą vasarą. Ir aš važiavau, vežiausi ir sūnų, aišku, ten palapinėse 3 dienas, ten grinai toks medieval viduramžių miestelis būna pastatytas. Ir tenai atvažiavo didelė grupė skautų ir šaulių iš Kėdainių miesto su didžiausiu jūra lietuviškų vėliavų. Ir kadangi tenai Lenkai labai savo pusę tempė tą pergalę Žalgirio mūšių, man buvo svarbu ten nuvažiuoti, jiem biškai paaiškyti, aišku, nes aš lenkiškai moku laisvai, ką aš ir dariau visą laiką, nes ten buvo nustebimas didžiausias, kad absoliučiai nei vieno suvenyro su Lietuva, viskas kryžiuočiai ir Lenkai, nieko daugiau. Ir ten istorija, kai pasakoja, ten per visą tą suvaidintą mūšių, ten, sakykime... Tengi kaip inscenizacija irgi jie ten lenkia viską į Lietuvos pusę. Tai yra į Lenkijos pusę ir Lietuva visiškai išmetama ten iš to mūšių kaip didelį pergalės dalis, sakykime, nes laimėjom, tai tikrai daug prisidėjom ir jeigu ne lietuviai, kažin ar Lenkai būtų laimėję. Tai mane tas nervuoja, tas istorijos trynimas sistematiškas. Ir ką, kai jie atvažiavo išlipo iš autobuso, nes jie atvažiavo antrą dieną į tą iškilmingą dalį ir išlipo jūra vėliavų. Aš tokia, žinai. Ir ką, susidraugavau su vicemerė Kėdainių, jinai pakvietė į svečius į Kėdainius. Aš pasakiau, kad aš gimus, bet aš tik 2 metukai Kėdainiuose ir užaugau Jurbarke. Tai nesijaučiu kėdainietė, bet Kėdainiuose gimus. Neištrinsi to. Neištrinsi. Užaugau Jurbarke ir aš jau skaitausi jurbarkietė, žinai. Kėdainiai man kaip koks kurortas tenais. Ir atvažiavau į savivaldybę, o ten jau televizija, sako, būsi mūsų ambasadoriai. Neliko pasirinkimo, sakau, gerai. Taip ir gavosi. Tai tu dabar iki šiol esi ta ambasadorė. Taip, tai jau... Tai turi privilegijų, mes galim... Kėdainiuose blatą gauti kokį nors. Kad mama agurkų. Agurkų tai pigiau. Kol kas tokių kontaktų neturiu, bet ateity tikiuosi, nes reikia su verslininkais susitikti ir pašnekėti ir praplėsti ratą Kėdainiuose, bet kol kas neblogai sekasi. Per šaulių suvažiavimą Čikagoje su generaliniu konsulu Regimantu Jablonskiu susitikom ir jisai iš Kėdainių irgi pakviečiau jį apsilankyti rugpjūčio mėnesį Kėdainiuose ir suorganizuosim jam viešnagę kažkokią įdomesnę. Ir jisai sako, gerai, be problemų, sakau, dar gal ir ambasadorių būsit. Tai tokie ryšiai jau gaunasi, kad čia Čikagoj generalinis konsulas yra kėdainiškis ir kažkokį renginuką turėsim, kur aš jį kaip ir organizuosiu rugpjūčio vidury. Bet tai dabar, kai tu grįžti į Lietuvą, nes, žinai, normalūs žmonės tai grįžta į Lietuvą, aplanko savo, žinai, tėvus, senelius, bet tau tai nėra laiko, nes tu ambasadorė ir šito nuo 5, tai tau reikia dar apvažiuoti visus, ne? Tas tai faktas, dabar labai bendradarbiaujam ir su Druskininkų savivaldybė kažkaip, tai ta ambasadorystė irgi yra pirmas ambasadorių diasporoje gyvenančių Lietuvos miestų ambasadorių suvažiavimas Seime birželio pradžioj, paskui šaulių mokymai, po to visokie susitikimai susiję su Kėdainiais ir aišku, dabar... Pasibaigė atostogos. Ir taip ir lėkė, kas dar čia kažką norėjau paminėti. O tai daug klausyk miestų turi savo ambasadorius dabar?
mes matai, tai tik tave pažįstam. Dabar į ambasadorių suvažiavimą užsiregistravę 20 iš visų miestų ambasadorių, bet pavyzdžiui, vien tik Kėdainiai turi 23 ambasadorius. Eik tu savo. Taip. O tu turi pareigų kaip ambasadorė? Tu turi kažką, privalai ką nors deliverinti jiems. Privalėti visiškai ne, čia turi pats norėti ir kiek žinau, iš savivaldybės vicemerių ir merų, kad aš pati aktyviausia. Mes net nebejojame. Tai reiškia, kiti miega, nes aš tai jau ir taip daug nedarau, kiek supranti, tai vat būtų gerai, kad biškai išjudinti tuos ambasadorius. Padaryti jiems reikia. Tai taip. Pamokyti. Jo, tai dar turbūt Nu, tu matai, tau labai dėkingi metai dabar ambasadoriaut, kada tu atstovauji kultūros sostinę. Nu taip, jo. Galim sakyti, va dabar į mus kreipėsi irgi Zarasų savivaldybė, neturi nei vieno ambasadoriaus, tai kreipėsi į mane ir Alytaus ambasadorė. Dvi mes, tai mes galvoju, kad jau suradom keletą ambasadorių Zarasam, nes ieškojom iš Zarasų kilusių žmonių gyvenančių Amerikoje ir man atrodo, kad radom. Tai vat padedam ir kitoms savivaldybėm. Jo, tai bet jeigu kas nors vat žiūrės, kas kilęs iš Zarasų, irgi gali kreiptis į tave ir tu suvesi, su kuo tik reikia. Taip, jo. Va druskininkai irgi dar nepaskyrė savo ambasadorių, tai vat tokių garsių druskininkiečių irgi reikia. Garsių. O tu dar turi tokio laisvalaikio, kur aš nežinau, piešiu šokį dainuoji, žinai, ar čia tavo visas laisvalaikis ir sueina į visas tas veiklas? Nu ne, mes žinom, kad jinai dar ten vyninių veiklų visokiausių turi. O dabar bus irgi renginys vyniniai, apie kurią mes kalbam, Story Winery, tenai gruzinai yra savininkai, bet labai faini ir mums gerai dirbasi kartu draugai. O kur jinai yra? Jinai yra Plymouth Wine Country, Šantoa Valley. Tai čia važiuojant link Lake Tahoe, ten nusukant prie Placerville, link Jackson, Sutter Creek, tokie miesteliai, aplamai ten gražu, Wild West, kaip sakoma, filmus netgi ten filmuodavo Jonas Veinas. Ir, tai va, tai pasikviečiau irgi į vyninę. Gegužės 15 atvažiuoja Rolandas Dabrukas ir mokins tenais piešti irgi su vyno taure, aišku, piešėm Salvadoro Dalį, tokią įkvėptą kažkokį paveikslą tapysim vyniniai. Tai va, tai aš bandau ne tik atstovauti verslus, bet ir į tuos verslus įtraukti kuo daugiau lietuvių. Padėti jiems tuo pačiu ir skleisti tą lietuvišką kultūrą. Nu, va, Rolandas Dabrukas, tai tikrai žinok, aš net turiu kažkur screenshotą vieno jo piešinio, tokie du, kur šoka lietuvaitis ir lietuvaitė. Man jis toks gražus, aš žinok, turiu telefonę, net išsisaugojus. Tai jisai tokių labai gražių, aš nemačius jo workshops, bet man labai, kiek mačius. Turėsi net kelias opportunity ir su Šaulių sąjunga, ir vyno pagerti, ten open to public, vis tai gali, ar čia? Taip. Bilietai parduodami jų tam website, tinklalapį, galite susirasti ten, kur renginiai ir įsigyti bilietą, o kai žygiuosim irgi yra SF Lietuviai puslapyje, yra pas mane Facebook puslapyje ir Šaulių LDK Algirdo Kuopos puslapyje irgi yra FB, kaip įsigyti, susimokėti. Kodėl jis išsijungia? Kas čia dabar? Nu va. Ne, jisai toliau filmuoja, jis tik, kad ekranas užmėgo. Neatsijungia. Nu, žodžiu, jisai filmuoja. Tu tikra? Taip. Ar tu dar kartą nori atvažiuoti čia ant to stogo? Aš tai žinok, galiu atvažiuoti, man čia faina. Tai kiek čia vynelio dėžutė. Tai dabar kitą kartą jau ten į anuos namus prie vyninės.
Ai, dabar jau mums reiks pas tave prie vyno. Taip, tada jau į džakuzį atsisėsim ir iš džakuzį duosim interviu. Tu čia neprisišnekėk, nes mes tai žinok, kad varysim pas tave į džakuzį. Be problemų, jau seniai kviečiu, tai jo. Ne, kad tu ten kažkur labai toli, aš net nežinau, kur tai yra, bet tu ten kažkur labai toli gyveni savo... Tai kiek tu laiko gyveni čia ir gyveni anuose namuose? Aha, bet kiek tu laiko? Tu gyveni daugiau ten ar daugiau čia? Tenai jau dabar daugiau. Čia dabar aš buvau visą savaitę ir grįšiu atgal čia už 3 savaičių kažkaip. Tai kažkaip taip į mėnesį savaitę čia, 3 savaitės tenais kažkaip taip gaunas. Tai ko tu norėtum pabaigai tau palinkėti, nes tu tiek visko darai, tavo gal yra kažkas, ką tu nori tiesiog tau palinkėti, kokį projektą darai, kur nori, kad jis būtų labai sėkmingas. Ir dabar paleiskim tą norą į visatą, kad tikrai pasiseks. Gali slapta palinkėti, nebūtina garsiai į eterį, bet gal nori į eterį palinkėti? Na, į eterį. Labai noriu, kad turėtumėme San Franciske šaulišką stovyklą. Tai mano tikslas, nes jaunime yra atsinaujinimas. Jeigu neįtrauksim jaunimo į bet kurią organizaciją, jinai kažkada vis tiek užges, neturės tęstinumo, tai tas atsinaujinimas, tęstinumas, nes aš tikrai nemažai darbo į šitą kuopą įdėjus ir toliau žadu dėti kiek įmanoma ir ieškoti daugiau rėmėjų, pritraukti daugiau narių su jaunimu. Norėčiau, kad daugiau Lietuvoje irgi į nuvažiavę vaikus išleistų į tas šauliškas stovyklas, kur kainuoja asmenį tik 30 eurų, bet tai galite daryti, jeigu tapsite šauliais čia, mano kuopoje. Aišku, laikrodžiam mūsų linkiu sėkmės, aišku, linkiu irgi savo sėkmės su lietuviškais baldais, tai kitas tikslas. Ir dabar dar pradėjau dalyvauti su švedų kompanija lietuvis savininkas Shelter Solution, kur bandysim privačiai pardavinėti bunkerinės kapsulės, kur žmonės gali jas įsiruošti savo namuose. Tai tiek. Tikiuosi, kad neprireiks. Tikiuosi, ne, bet mes linkim verslui sėkmės, bet linkim ir kad neprireiks. Atsarga gėdos nedaro. Kas gali sau leisti tokį dalyką, tai tikrai yra reikalingas dalykas, nes pasaulis toks konfliktiškas ir negali žinoti, kaip viskas pasikreips. Atsarga gėdos nedaro, pasiruošti visada reikia. Kaip Suomiai, visada pasiruošę. Tai va, tai matot, su kokiais, arba šalia kokių lietuvių mes čia gyvenam surasta. Taip. Įspūdinga. Įspūdinga, Kėdainiai kultūros sostinė. Tai mes, žodžiu, taip įspūdingai tada ir baigiam, kol čia dainos neprasidėjo. Ačiū.